koks gražus tai būtų jubiliejus. Bet čia susirinkę žmonės galvoja kitaip. Mes atėjom į šitas eitynės paminėti Černobylio 25 metinės, pažiūrėti, kas čia vyks, prisiminti visus juos, žmonės tuos. Einu pasakyti ne. Tikrai reikia pasakyti ne. Aš tai valdžios vietoj ir žmonių vietoj. Aš organizuočiau referendumą dėl atominių elektrinių ir Lietuvoje, ir Rusijoje, ir Baltarusijoje. Kito kelio nėra. Mes turim turėti teisę gyventi, nes ką tik pavyzdžiai pasaulio ir Černobylio atsitikimas, avarija, katastrofa, ką rodo? Rodo tai, kad negalima atidėlioti atsisakymo. Atsisakyti reikia atominių elektrinių iš viso. Šiandien laidoje dar matysite saulės energijos galimybės Lietuvoje, vėjo energijos panaudojimą Danijoje ir atsakymus į mūsų viktorinos klausimus. Bet grįžkime pas žmonės, sakančius ne naujiems Černobyliams ir Fukušimoms. Mes protestuojam prieš naujų elektrinių statybą tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje. Mergaitės, ką žinot apie Černobylį? Kad tai buvo pakankamai didelė avarija pasauliniu mastu ir kad dabar šiuo metu 30 km spindulių ten yra negyvenama teritorija. Norim saugiai gyventi, kiek įmanoma. Turime pavyzdžius, turime Fukušimą, turime Černobylį ir daug avarijų, kurių žmonės nežino. Kas vyko ir Amerikoje, vyko daug nelaimių, vyko ir daug elektrinių, kurios yra neskelbtos paprasčiausiai. Ir ką daryti su atliekom, kurių dabar irgi niekas nežino. Ką su jom daryti, kiek laiko jos bus, kiek laiko jos bus radioaktyvios ir bus kenksmingos mums, mūsų vaikam, anūkam. Pirmiausia, žmogus neišmoko utilizuoti jo. Jis dabar pas mus Lietuvoje yra sovietinis palikimas. Juk stovi tenai viskas. Sunaudotos tas kasetės, jos vis tiek radioaktyvios. Ir niekas nuo to nesikeičia. Ir lygiai taip pat Baltarusijoje, jeigu bus pastatyta, atliekas kažkur reikės dėti, čia yra baisiausia. Kad radiacija kenkia, tai sužinojau senėjau, bet atominės, kai po Japonijos katastrofos, tai tikrai pasiekmes didelės buvo ir tikrai sužinojau visai neseniai. Su mokiniais atėjau. Esu iš Gabijos gimnazijos, esu mokytoja geografijos ir dar turiu mokinių tarybą. Ir kaip tik atsivedžiau dalį mokinių tarybos ir mokinius. Jaunimas turi matyti ir turi pasakyti ne. Tiesiog pavojingos. Norim apsaugoti savo gyvybę. Įvykus avarijai tiesiog. Vaikus. Mes žiūrime į ateitį, nes mums tai yra labai svarbu. Nes jeigu ten jinai sprogs ar kažkas, tai visa Lietuva bus kaip evakuacijos zona. Atomui ne! Taikiam atomui ne! 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 Mes norim pareikšti griežtą nuomonę, kad atominė energetika nėra saugi. Tai demonstruoja visos avarijos įvykusios per jos egzistavimo istoriją. Ir jos saugios būti negali. Tai yra galutinai įsitikinta po Černobylio Fukušimos įvykių, nes tai nesvarbu, kad technologija yra labai aukšta ir kad ta technologija veikia aukštų technologijų šaly su aukšta darbo kultūra. Bet gali būti nenumatytų atvejų, kaip antai elektros energijos tiekimo sutrikimai, kurie visi žinom, kaip baigėsi. Ir galvojam, jeigu Lietuva atsisakytų planų statyti pas save atominę elektrinę, daug griežčiau galėtų kalbėti su Baltarusija ir Rusija, kad jie lygiai taip pat nutrauktų savo projektus, pasitelkus tam tarptautinės organizacijas, ES institucijas ir visas įmanomas suteltas tarptautinės pajėgas. Be to, kad tai yra nesaugu, tai yra ir labai brangu, ekonomiškai visiškai nepagrįsta gamintis elektros energiją atominiu būdu ir tai iš tikrųjų nesuteikia jokios energetinės nepriklausomybės, nes vėlgi būsim pririšti prie urano arba iš urano pagaminto branduolinio kuro tiekimo ir kas gali garantuoti, kad tas tiekimas nebus iš tos pačios Rusijos, nes pasaulyje tik tai kelios valstybės, kurios išgauna uraną ir gamina iš jo branduolinį kurą. Lygiai taip pat yra labai taršu ir panaudotas branduolinis kuras, jo saugojimas, kurio technologija neįspręsta, liks pas mumis tūkstantmečiams ir kels pavojų visuomeniai. Tai
kad galvojam, kad vis tik tai šitie argumentai yra labai rimti ir turėtų valdžios institucijom pagaliau pradėti veikti. Jo labiau, kad niekas netiki Lietuvoje, kad toks objektas gali būti pastatytas, bet vis tiek leidžia mokesčių mokėtojų pinigas visokiam studijom, strateginių investuotojų paieškai, strateginių partnerių dėrybom ir taip toliau. Tai vieną kartą reikia sustabdyti šitas nesąmonės ir pereiti prie tikros energetinės nepriklausomybės, kas yra energijos efektyvumo kėlimas ir atsinaujinančios energetikos darni plėtra. Saulė šį pavasarį keičia lietuvių įsitikinimus, kad jos energijos namų šilumai gauti nepakanka. Pavasarinėje statybos parodoje visi stendai šildymo, elektros ir santechnikos paviljone vienas per kitą viliojo šūkiais. Anksčiau tuos šūkius rimti verslininkai laikė visai nerimtais. Nuo tradicinio tiesmukiško daikto pristatymo iki meno pagalbos rinkodarai pasikeitė parodos senbuvių supratimas. 15 metų vien apie nuotekų valymą. Mąsčiusi įmonė saulės energijos ėmė ieškoti norėdama kaupti nemokamą karštą vandenį. Saulė šviečia, tarkim, savaitę, 2. Tau tos energijos per daug, kur ją dėt. Tai būtent čia ir yra ta rezervinė talpa, akumuliacinė talpa, taip ir vadinasi, akumuliuojanti, kuri suakumuliuoja tą šilumą ir po to tu ją gali panaudoti. Tai ar vėjo energija, ar saulės energija paversta į tą šilumą, jinai gali būti kaupiama čia. Ir tolesnis tas panaudojimas, jeigu, sakykime, tu nori šildyti vandenį, kurį, tai čia jau yra sprendimai. Gyvatukas, pavyzdžiui, išvedžiotas, kuris gali būti įvestas į tą talpą ir iš to gyvatuko vanduo gali eiti, šiltas vanduo, į vonią, į dušą. Saulės energija kaupiama baterija viršuje stovi ant stogo ir sukaupta energija patenka į tą talpą, kuri gali būti patogioj vietoj. Tai nebūtinai turi būti išnaudotas ten garažas ar ten kažkokia tai kita ūkinė patalpa. Kadangi yra talpa atspari išoriniam poveikiui, tai yra po žemė jinai gali būti ir 3, ir 4 metrų gylyje, tai yra poliuretano užpildas, jisai priklausomai nuo to, kokią norit gauti šiluminę varžą, pakankamai gerai laiko saugo šilumą ir tada čia tas patekęs skystis, koks jis bebūtų, ten vanduo ar kažkas, tai jis gali būti saugomas toj talpoj. Nors saulės kolektoriai veikia visiems gerai žinomų principų, išbandytų kokiam sodo namelyje, kai per dieną saulėje pakabinta metalinė talpa įkaitinusi saulutė vakare leidžia suplukusiems sodininkams nusiprausti. Bet šiuolaikinės technologijas išvysčiusioms įmonėms toks palyginimas jau juokingas. Sistemoje cirkuliuoja ne vanduo, o neužšąlantis skystis. Vakuuminiuose vamzdeliuose skystis įkaista nepalyginamai smarkiau nei kokioj padažytoj bačkutėj. Yra privalumas, kad varinis vamzdelis stovi jau grynai vakuume. Yra geresnė šilumos izoliacija, plus vamzdis gali būti viename kolektorėje pasukomas arba į rytus, arba į pietus, arba dalis vamzdžių į vakarus. Ankstesnio tipo saulės kolektoriuose absorberis yra aliuminės plokštelės, kurios išdėtytos aplink ir šių vamzdžių jau sukiot nereikia. Saulė šviečia aplink ir absorbuoja šilumą, o šitą vamzdį yra galimybė pasireguliuoti. Plius tiesioginio pratekėjimo vamzdelius galima montuoti horizontaliai kolektorių, vertikaliai ant balkono, mažesnio tipo, ant daugiabučių, pavyzdžiui, galim balkonus uždengti. Per tiesioginio pratekėjimo vamzdį, per išorinį vamzdelį įteka šaltas vanduo, išteka karštas per vidinį vamzdį. Saulė absorbuojama per specialias plokšteles, kurios yra privirintos prie varinio vamzdelio. Energija yra kaupiama kolektoriaus viršuje, pačiame kolektoriuje. Šilumą perduoda kiekvienas vamzdelis. Jeigu kolektorius yra 10 vamzdelių, arba 20, arba 30,
kuo daugiau vamzdelių, tuo didesnis galingumas. Šalia vakuuminių kolektorių galėjai matyti plokščiuosius. Tad kuogi jie skiriasi? Pradžiai, kuo jie skiriasi, tai jau plika akim galima matyti, reiškia, vienas yra vakuuminiai vamzdeliai, stikliniai vamzdeliai, kuriuos yra įleidžiama absorberio danga ir jie yra užvakumuojami. Vakuumas tenais atlieka šilumos izoliacijos vaidmenį. Jeigu žiūrėti į plokščiai kolektorių, jo konstrukcija ir pagaminimo būdas yra paprastesnis. Tai yra aliumininis rėmas, į kurį sumontuojama šviesai laidus stiklas, absorpcinė danga, šilumos nuėmimo vamzdynas ir šilumos izoliacija. Tai yra paprasčiausiai dvi skirtingos konstrukcijos ir dvi skirtingos gamybos technologijos. Saulėtą žiemą, tarkim, boileryje vartotojas jau turi 60 laipsnių temperatūros vandenį, ko jam pilnai pakanka. Na, o šiaip iš viso, bet žmonės Lietuvos sąlygomis ypač kalba, tai čia tik tai vasarą gali jie veikti, žiemą jokio efektyvumo, rudenį irgi nieko nebus, nes saulės nėra, kaip yra. Tai labai buvo sunku įrodyti parodose prieš 4 metus kokius, kai saulės kolektorių galėjai sutikti vienam kitam stende tik tais. Dabar jų yra pakankamai nemažai instaliuota sistemų ir žmonės tiesiog pamatė praktiką, kaip tai veikia. Daugelis netgi šildymo sistemų instaliuotojų pirmą pradėjo nuo savęs, kad paskui galėtų realiai parodyti ir realiai kažką pasakyti ir neapsiriboti vien tik tais teoriniam šnekom. Tai ką mes matėme iš kitos pusės sumontuotų saulės kolektorius, čia yra padaryta imitacija sistemos, kaip tai turėtų būti instaliuota, tarkim, individualiam name. Saulės energija cirkuliuoja uždaru ratu, galit matyti, jau tokią saulėtą dieną pakanka arti 100 laipsnių teka, reiškia. Ir jisai mums kaitina tas skystis sušilęs saulės kolektoriuose boilerį gyvatuką ir šildo karštą vandenį, reiškia. Trūkumą, jeigu nėra saulės, reiškia, debesuota diena mums visada užtikrina šildymo katilas. Tai nėra sistemos veikiančios vienos ir pačios savo, tai visada yra sistemų papildiniai. Kolektoriuose necirkuliuoja tas vanduo, kuris teka į geriamo vandens čiaupą. Kolektoriuje cirkuliuoja tas skystis, kuris panašiai kaip katilas šildo karštą vandenį. Tas karštas vanduo sušyla tame boileryje ir jums patiekiamas yra į karšto vandens čiaupus. Mėlyna ir raudona linijos reiškia uždarą iš principo sistemos veikimą, kur šildomas yra termofikacinis skystis, reiškia, kuris jau įkaitęs savo šilumą atiduoda šaltam vandeniui, paverčia jį šiltų ir tada vartotojai jį vartoja. Efektyvumas dar didesnis, jei į šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemą įmontuojami ir šilumos siurbliai. Jeigu šnekėti paprastai, reiškia, žemėje užkasamas tam tikras kiekis vamzdžių, kuriuose cirkuliuoja neužšąlantis skystis. Tas neužšąlantis skystis pašildo viduje esantį šaldymo skystį, vadinamą freonu. Tas freonas čiučiut pašildytas, jisai įkaista, pradeda garuoti, kurį suslegia pagrindinis šilumos siurblio agregatas kompresorius. Suslėgtas, jisai pakyla iki aukštos temperatūros ir jau tada šildo šildymo sistemą. Ir taip visas ciklas kartojasi nuo pradžių. Šilumos siurbliai labai efektyviai veikia su sistemom, kuriom užtenka žemų temperatūrų. Karštą vandenį mes visi mėgstam tokį truputį šiltesnį jau. Ir būtent tam labai gerai pasitarnauja saulės sistemos prijungtos prie šilumos siurblių ir sumoje mes tada turim labai gerą rezultatą. Kitas būdas panaudoti saulės energiją – baterijose gaminti elektrą, vadinamąją fotoelektrą. Saulės baterijas naudojamas ant individualių namų pasigaminti elektrai. Dauguma žmonių naudoja dabar kaip alternatyvą upsams. Tai yra, kada dingsta elektra, jie naudojasi būtent šitą energiją, kuri sukaupiama iš saulės. Na ir pavyzdžiui, kokio ploto saulės baterijų reikia tam, kad palaikyti, sakykime, porą valandų buitinį kompiuterį? Dienos metu buitinis kompiuteris dingus elektrai, jisai dirbs visą dieną, nes šitiem produktam nebūtinai reikalinga saulė. Jiem kuo didesnis jiem reikalingas kuo daugiau šviesos. Kuo daugiau liuksų mes turime, tuo baterija daugiau ir gamina. Dar naudojama yra ir perspektyvus, kas realiai atsiperkantis fotoelektros, tai yra, kada parduodama į tinklą. Šiai dienai mes tos galimybės neturim dar kol kas, bet realiausias ir ekonomiškiausias yra, kada yra parduodama į tinklą, o mes perkamės pigiau iš tinklo. Vėlgi. Jūs tikriausiai daug bendraujate su vokiečiais. Ar ten yra tokia sistema, vyrauja jinai? Ten praktiškai kas trečias namas ant savo stogo turi arba saulės kolektorių, arba saulės elektrinę. Ten netgi Vokietijoje yra tokia, kada jau nuomojami stogai.
didelės yra gamyklos ir jos nuomoja savo stogus, kad įsirengti saulės elektrinį. Nes Vokietija jau pradėjo tausoti savo plotą. Ta prasme, kurios statomos elektrinės yra ant žemės. Jos dabar bandomos perkelti ant pastatų, nes tai yra sutaupoma ir teritorija, plotas ir tiesiog ant pastato stogo mes turime tam tikro dydžio pagal plotą elektrinę. O tam, kad Lietuvoje būtų panaudojama saulės spindulių energija, šiuo metu laužomos ietys. Atsinaujinančios energetikos šalininkai tikisi, kad net ir mūsų šalyje pagaliau bus pripažinta visoje Europos Sąjungoje skatinama sritis. Orų prognozuotojai teigia, kad šią vasarą saulės tikrai turėtų pakakti. Na, o dabar atsakymas į praėjusioje laidoje skambėjusi viktorinos klausimą. Kas nulemia aukštas šilumos kainas? Teisingą atsakymą išgirsite tuoj po reklaminės pertraukėlės. Kaip praėjusioje laidoje paskelbėme klausimą apie aukštą šilumos kainas ir tai, kas jas lemia, į viktorinos klausimą šį atėjo nemažai elektroninių laiškų. Paskaitysime 2 pirmuosius, kurie buvo vieni iš įdomiausių ir atitiko tikrovę. Parašysiu, kaip aš suprantu, nuo ko priklauso tos kosminės šilumos kainos. Mano manimu, daug kas priklauso nuo mūsų proto bokštų, Seimo narių ir kvailų įstatymų. Nemažą dalį kainos sudaro ir dujų kaina. Na ir kiauri namai sąskaitų nemažina. Gavus sąskaitą už šildymą ir tie keli plaukai ant galvos pakyla. Juokas pro ašaras. Rašo Ernestas U22. Šį atsakymą vieną iš pirmųjų ir teisingų gavome iškart po laidos. Na, po to, kai savaitės leidinyje buvo paskelbtas viktorinos klausimas, vienas iš pirmųjų atsakymų atėjo labai trumpas. Šilumos kaina lemia pasaulinė naftos kaina doleriais už barelį. Arūnas Lamanauskas. Štai šiems 2 žmonėm ir skiriamas prizas 3 mėnesių savaitės leidinio prenumerata. O dabar atsakymą patvirtinantis eksperto žodis. Jeigu labai paprastai paaiškinti, šilumos kainos didžiąją dalį sudaro išlaidos kūrui. Jei naudojamas pigesnis kūras, tarkim Lietuvoje šiuo metu yra biokūras ar biomasės įvairios atmainos, tai šilumos kainoje tai sudaro pusę visų kaštų. Jeigu tai sudaro brangesnis kūras, dujos, tarkime, tai šilumos kainoje sudaro net 3/4 kainos. O jeigu būtų naudojamas mazutas, šilumoje būtų dar didesnė dalis kūro dalies. Taip kad kūro kaina yra lemiamas veiksnys šilumos kainoje. Ir pats kūras, Lietuva nėra turtinga ištekliais ir kūras yra perkamas iš trečiųjų šalių, iš užsienio. Ir iš principo to šalis ir diktuoja kuro kainą. Žmogus sumokėjo per mėnesį 400 litų. Kiek iš tos sumos jisai atidavė, sakykime, už kurą, kiek jisai iš tos sumos atidavė už visas kitas šilumos tiekimo paslaugas? Jeigu labai apytikriai ir imant kaip pavyzdį Vilnių, pagal Vilniaus kuro šilumos kainų struktūrą, tai ši sąskaita dalintųsi į tokias dalis. 300 litų būtų sumokama kuro tiekėjams, daugiausia Lietuvos dujoms Doidekanai, kurios importuoja dujas į Lietuvą. Dalis šitų 300 litų būtų sumokėta biokūro tiekėjams. Likęs 100 litų, tai yra išlaidos, kurias patiria Vilniaus energija, tiekdama šilumą. Tai yra ir darbuotojų darbo užmokestis, ir eksploatacinės išlaidos, remonto išlaidos. Tad kol Lietuvoje šilumai gaminti beveik nenaudojama atsinaujinanti energetika, drąsiai galime sakyti, kad šilumos kainą pas mus lemia Maskva. Na, o dabar skelbiame naują viktorinos klausimą, kurį atsakius teisingai bus galima laimėti štai šią lemputę. Tai yra ledinė lemputė, sunaudoti itin mažai energijos. Ji šviečia kaip 60 vatų lemputė. Tuo tarpu ji sunaudoja tik 3,8 vato. Taigi skelbiame klausimą. Mokslininkai yra paskaičiavę, kad 8% visos namų ūkio energijos mes išeikvojame, palikdami elektros prietaisus budinčių režimų. Ir štai Anglijoje mokslininkai suskaičiavo, kokią sumą pinigais šie 8% sudaro. Pabandykite atspėti. Pasirinkite vieną iš 3 variantų. 10 milijonų svarų sterlingų, 100 milijonų svarų sterlingų, 700 milijonų svarų sterlingų.
Kai lėktuvas leidžiasi Kopenhagos oro uoste, keleiviai prilimpa prie langų, žiūrėdami į gausybę besisukančių vėjo jėgainių. Nemažiau įspūdingos jos atrodo ir nuo kranto. Čia nufilmavome vėjo jėgaines šalia Kopenhagos, o didžiausias, ką tik pastatytas vėjo jėgainių parkas jūroje, Danijai kainavo beveik 750 milijonų JAV. Manoma, kad jo eksploatavimas leis sumažinti į atmosferą išmetamą anglies dvideginio kiekį 700 tūkstančių tonų kasmet. Danai vėjo jėgainių nesibaidė nuo senovės. Po visą šalį iki dabar stovi išsilaikę vėjo malūnai. Šiandien naudą savininkams nešantis ne iš miltų, bet iš pramogų. Hoisagemolė stūkso už poros 10 kilometrų nuo Kopenhagos. Lik vakar statytas, sakytum. Bet ne, jos sparnai vėją malti pradėjo 1870-aisiais. 1991 metais uragano smarkiai apgriautas, bet apylinkės bendruomenės vėl jį atkūrė ir iki dabar čia lankomiausia rekreacinė vieta. Taigi, virš žemės pakilėtų statinių Danija turėjo nuo amžių. Vėjo jėgainės buvo pradėtos statyti 1960 metais ir kuo toliau, tuo labiau ši energetika darėsi populiaresnė. 1,5 karto mažesnėje nei Lietuvos teritorijoje, Danijoje įrengta virš 6,000 vėjo jėgainių. Tik 22% vėjo elektrinių priklauso energetikos kompanijoms, 78% privačių asmenų nuosavybė. Numatoma, kad 2015 metais iš vėjo pagamintos ir vartojamos elektros energijos dalis sudarys 35%, o 2025-aisiais pasieks 50% visos Danijoje suvartojamos elektros energijos. Naujame komercinėme Kopenhagos centre pastatyta vėjo jėgainė, žinoma, neaprūpina šio galingo mikrorajono visą reikiamą energiją, tačiau atlieka grinai edukacinį vaidmenį. Šalia šiluminės elektrinės besisukantis sparnai taip pat nuolat primena apie alternatyvą. Netgi žinomame Luizianos meno muziejuje sukasi vėjo sparnai. Danija gali būti ir pavyzdys, kaip plėtoti vėjo energetiką nesulaukiant vietos gyventojų pasipriešinimo. Aplinkiniams gyventojams siūloma partnerystė. Iki 10% jėgainės pelno tolygiai padalijama aplinkiniams gyventojams. Kai kuriuose salose, pavyzdžiui Samso, visa energija gaunama tik iš vėjo, ji daug pigesnė patiems žmonėms nei žemynė. Bendruomenė kaip akcininkė dalyvauja priimant sprendimus ir tada ieškoma nenustipusių kurmių, bet galimybių kuo gražiau į kraštovaizdį įkomponuoti naujas vėjo jėgaines. Tad šiandien sužinojame, kad ir saulė, ir vėjas mūsų platumose gali duoti tikrai daug naudingos energijos žmogui. Kitą savaitę kalbėsime apie geoterminę energiją. Ji yra panaudojama pajūryje. Tad keliausime į Klaipėdą. Žiūrėkite mūsų laidą kitą sekmadienį, jau įprastu laiku 16:50.